Ačiū labai. Sausio 14 šių metų kartu su socialdemokratais, liberalais, demokratais mes paruošėme rezoliuciją Seimo dėl užsienio politikos tęstinumo ir saugumo ir dėl jos įdomiai jūsų būsimi koalicijos galimi partneriai, ypač valstiečiai, krikščioniškų seimų sąjunga, ne vienas iš jų nepritarė tai rezoliucijai, kaip ir dauguma kitų galimų koalicijos partnerių, ir tai kartuojasi per visą šią kadenciją. Ir kadangi kraštutinė kairė, kurią jūs atstovaujate, dažniausiai veikia kartu su kraštutinė dešinė, ar neįvyks taip, kad nepavyks išlaikyti tos vakarietiškos krypties, kurią minėjo prezidentas, to užsienio politikos tęstinumo, ir jūs kartu su jūsų kolegomis, kurie seniai to nori, atidrįsti visus vartus į Klaipėdą Lukašenkai, Putinui, Ksybėje, Iranui, kuris su Lukašenka sutartį pasirašė, ir taip pat gal net ir į Kaliningradą. Ar jums pavyks užtikrinti tą vakarietišką kryptį? Ačiū už klausimą. Aš norėčiau, kad mes, jeigu turim diskusiją, nesvarbu kokiu tai klausimu, ar tai būtų užsienio politika, ar tai būtų ekonomika, finansinis tvarumas, aš norėčiau, kad mes daugiau vartotume mes. Nes kaip bebūtų, mes esame iš skirtingų partijų, galbūt skirtingų vertybių, bet visi dirbam dėl vieno tikslo – Lietuvos labui. Tai labai kviečiu jūs, nesvarbu, kad jūs esate opozicijoje, labai kviečiu susitelkti bendram darbui. Ir aš labai tikiuosi ir nuoširdžiai tai sakau, kad mes tikrai galėtume kartu susėsti ir nuveikti tų darbų labai daug. Tai neatskirkime mes ir jie. Stenkimės, kad mes visi būtume mes kaip vieninga jėga.